Draugai, visiems labas, šiame video mes su jumis pakalbėsime apie friendzoną. Ką iš tikrųjų reiškia frazė likim draugais? Ir ar apskritai egzistuoja draugystė tarp vyro ir moters? Taip pat pasakysiu jums 3 veikiančius būdus, kaip iš friendzono galima gražiai išeiti. Taigi, klausimas numeris 1. Ar egzistuoja draugystė tarp vyro ir moters iš principo? Viena stovykla sako, kad tai įmanoma, kiti sako, kad iš esmės taip nebūna, neatsitinka. Mesgi ne vakar gimėm. Evoliucija tęsiasi jau tūkstančius metų. Ir kas iš vis traukia vyrą ir moterį vienas prie kito? Tai dauginimosi instinktas. Ir to instinkto tikslas yra ne šiaip dauginimasis. Pagrinde tai yra gyvybingo, sveiko palikuonio gimimas. Ir kai moteris daro savo pasirinkimą, kodėl, pavyzdžiui, traukia atletiško sudėjimo vyras? Todėl, kad tai rodo, jog palikuonis bus stipresni. Kodėl tam tikros vyriškos savybės traukia moterį ten? Vyriškumas, ryžtingumas, polinkis rizikuoti. Todėl, kad šios savybės suteikia moteriai didesnį saugumą. Ir taip pat didina palikuonių šansą išgyventi. Visos šitos mintis sukasi moters pasąmonėje, instinktų lygmenyje. Mergina protu suvokia, kad šiais laikais tai netaip svarbu, kad geras gyvenimas jos lauktų su tokiu švelniu, jaukiu, moraliu vyruku. Bet moteris partnerio pasirinkimo metu niekada nesivadovauja protu. Čia visada sužaidžia instinktai. O net jeigu po to, kai buvęs ją paliks ir jinai padarys išvadas, susiras gerą vyruką, tai tik trumpalaikė akcija, draugai. Jau greitai ją nuo to supykins ir ji būtinai sugalvos priežastį, dėl ko jūs kartu būti negalit. Tai kaip galų gale suprasti, kad moteris iš tikrųjų mus myli? Ką ji mums sako? Aš noriu nuo tavęs vaiko. Vat jaučia, kad nori. Atėjo laikas daugintis, instinktas suveikia. Atitinkamai apie draugystę čia kalbėti nelabai išeina. Mes nekalbam apie situaciją, kai ten kolegė ar kaimynė laiptinėje. Mes kalbam apie draugystę, apie artimą bendravimą. Konsultacijose aš tai mačiau daugybę kartų. Visos tas istorijos, kai moteris sako, kad mes tiesiog draugai. Ar ten, tai mano geriausias draugas. Ir visada, kai tu pasikapstai šiek tiek giliau, sužinai, kad su vienu kažkada buvo romanas, su kitu jinai ten kažkada susitikinėjo, trečias dabar prie jos pastoviai lenda. Ir taip toliau. Todėl aš į tokias draugystės žiūriu skeptiškai. Kai kalbam apie priežastis, kodėl iš vis patenkama į friendzoną, čia yra 2 pagrindiniai variantai. Kai moteris sako šitą frazę pažinties pradžioje, tai yra ten po 2, 5 pasimatymų, gal po 1. Ir tada, kai moteris tą sako santykių pabaigoje, kai mergina iš karto kontakto nutraukti nenori, nes merginos to apskritai daryti nemoka. Variantas numeris 1 – pažinties pradžia. Keli pasimatymai įvyko ir ji neužsikabino, sakykim taip. Tai reiškia, ji nepajuto tavyje to patino, kuriam ji nori atsiduoti. Tai situacija, kai vyras arba visai nerodė jokių ketinimų su ja ten suartėti fiziškai, arba bandė būti toks linksmas, patogus, komfortiškas, fainas. Tipo, einam kur nori, darom ką nori, o aš tik į tave įsimylėjusiam akim žiūrėsiu. Jis buvo toks labiau prisitaikantis ir atitinkamai jokio potraukio jam neatsirado iš vis. Bet juk galima suprasti, jei mergina ėjo su juo į pasimatymus, vadinasi, pradinė simpatija buvo. Bet visa esmė čia yra vyro elgesio modelyje. Aš galiu labai išsiplėsti šią temą, bet taupant laiką sutrauksiu į vieną frazę. Pas vyrą tiesiog neteisingai suprogramuotos smegenys. Ta dalis, kuri atsakinga už moters simpatijos kūrimą. Ir jei vyras pats to nenorėdamas patenka į friendzoną, programą reikia šiek tiek keisti. Jei kalbam apie situaciją po santykių pabaigos, kai jie ten truko pusę metų, metus, 5 metus, čia reikia suvokti, kad niekas su tavim draugauti nesiruošia, supraskit tai. Ir moteris sako tą legendinę frazę, likim draugais, ne tam, kad tau būtų mažiau skaudu ar liūdna. Ji rūpinasi ne tavo emocinių komforto, o savimi. Ji nenori kažko prarasti. Staigiai nutraukti su tavim ryšį. O pilnavertiškai žiūrėti į tave kaip į vyrą jau nebegali. Atitinkamai, jei mes kalbam apie draugystę, jei taip galime iš vis tą pavadinti,
Tai situacija, kai moteris vis tiek gauna tam tikrus dividendus. Racionalus protas jai sako, nu, kam tu dabar to atsisakysi? Tai geras vaikinas, kuriam galima išsipasakoti, kažko paprašyti, jis gali tau padėti, gali palaikyti ir taip toliau. Todėl jį laiko tave šalia, kol tavo paties savigarba tau leidžia šitoj pozicijoje būti. Mergina savo noru tokios draugystės nenutrauks niekada. Draugystė su moterimi tai gana pavojingas reiškinys, nes ji gali tavęs neatstumti, ji gali pati rodyti iniciatyvą, bendrauti. Bet šitas bendravimas yra ribotas, tu esi įspraustas į tam tikrus rėmus, kurie tavęs netenkina. Konsultacijose buvo vienas atvejis, kai vyras friendzonoje buvo virš metų, investavo į moterį tiek, kad jau vos ne visą darbo dieną galėdavo ją išskirti. Ir jis dar taip man sakė, kad ji laiko mane labai artimu žmogumi, kad aš esu geriausias jos draugas, kuriuo ji gali pasikliauti, pas kurį gali ateiti, toks patenkintas. Ir ką aš jam atsakiau? Sakau, drauguži, jei pas ją atsiras vyras, kuriam bus instinktyvus potraukis, ji per savaitę ar 2 tave pamirš. Ir būtent taip greitų metų ir atsitiko. Todėl, draugai, nereikia bandyti suvilioti merginos ir išeiti iš friendzonos iš jos neišeinant. Taigi, va šitą ratą, užburtą, reikia kažkaip sulaužyti. Kitų variantų čia nėra. Beje, noriu pasakyti apie tokį moterų tipą, kurios renka aplink save didelį kiekį draugų. Jos aktyviai su visais draugauja, susirenka aplink daug pokemonų ir tipo apsimeta, kad su visais palaiko gerą ryšį. Jūsgi patys žinot, kad daugumoje situacijų ten draugystė net nekvepia. Nu, iš vyrų pusės dažniausiai. Tokiu būdu mergina tiesiog kelia savo svarbos jausmą, gauna emocinį resursą ir jai tai labai patogu. Aš sakiau, kad yra 3 veikiantis būdai, leidžiantis tą draugystės ratą sunaikinti. Taigi dėmesio būdas numeris 1. Tai vyrams, kurie turi kiaušus ir į friendzoną pateko atsitiktinai. Mes turim nuo merginos atsitraukti, sukurti deficitą. Nu, sakykim, savaitį, 2, 3, čia priklauso nuo situacijos ir nuo jūsų bendravimo lygio. Nu, jinai turi pajausti tai, kad jūs šiek tiek atitolot. Po to jai skambinam ir kviečiam į pasimatymą. Taip, į pasimatymą. Ištraukiam ją į susitikimą, einam į kokią nors patogią, gal net šiek tiek romantišką vietą. Ir susitikimo metu ją bučiuojam, normaliai, į lūpas. Jei bando atsitraukti, sako, ką tu darai? Čia yra 2 mūsų atsakymo variantai. Variantas numeris 1, pažiūrim ją kaip į kvailę. Sakom, tu taip nieko ir nesupratai. Ir išeina. Labai daug šansų, kad ji bėgs paskui tave jau šitoj stadijai. Ir čia jau tiesiog technikos klausimas, kaip toliau pasukti šią situaciją. Mes ją ką tik prikėlėm iš stagnacijos. Variantas numeris 2. Pabučinio, kai jinai traukiasi nuo mūsų, sakom, klausyk, tu juk pati mane provokuoji. Ir tada bučiuojam dar kartą. Jeigu jį pasiduoda, puiku. Jei vėl atsitraukia, sakom tą pačią frazę, kad ji nieko nesuprato ir išeina. Mums svarbu pažadinti tą moterišką instinktą. O dabar tiems, kurie sakys, kad tai tik teorija. Draugai, tai praktika. Mes tą darėm sėkmingai kaip minimum 5 kartus. Nes vyrai dažnai ten bijo, šiek tiek netiki, jie sako, kad maniškė ten kitokia, su jie tai nesuveiktų ir panašiai. Draugai, jūs to nebandėt. Jei jūs nesuprantat, kaip tai veikia, tai nereiškia, kad tai neveikia. Būdas numeris 2. Tai situacija, kai mes pradedam santykius su kita mergina ir sąmoningai keičiam savo įprastą elgesį. Mes su jie bendraujam jau ne kaip su geriausia drauge. Dabar jai nebelieka laiko. Kažkaip vis nesigauna. Ir kai turėjom susitikti su jie, mes susitinkam su kita mergina, su savo mergina. Tavo prioritetai keičiasi. Ji būtinai turi pamatyti mūsų naują merginą. Turi pamatyti, kaip mums gerai, kaip mes ją mylim, kaip ji mus myli. Patikėkit, kiekviena mergina yra užkietėjusi savininkė viduje. Net friendzonos formate, ji vis tiek galvoja, kad jūs priklausot jai. Mes daug kartų tai darėm, sukeldami pavydą ir po to net iš karto esam į seksą šokę, bet čia jau kraštutinumas. Būdas veikia puikiai. Čia svarbu pagauti tą aukso viduriuką. Ji neturi suprasti, kad mes tai darom specialiai.
Nors šiaip netgi tokiu atveju tai jinai kabinsis. Bet mes jos neatstumėm. Tiesiog dabar pasikeitė jūsų pozicijos. Pirmoje vietoje pas mus kita mergina. Tai taip pat išjudins situaciją. Būdas numeris 3 tai situacija, kai mes jai visada padedam, visada išklausom, darom dėl jos viską, o po to nupirkam gėlių puokštę ar kokią dovaną ir atvažiuojam susitikti. Mums reikia pasiekti tokią stadiją, kai mergina mus atstumia. Kuo griežčiau, tuo geriau. Mums reikia ne to migloto kažkokio nežinau, tu juk supranti, mes draugai, tu man labai artimas žmogus, aš nenoriu gandinti mūsų draugystės santykiais ir panašių nesąmonių. Mums reikia iš merginos gauti aišku ne. Po to mes dingstam iš jos radarų, iš jos gyvenimo. Ir čia prasideda ignoras. Iki kada jis gali tęstis? Iki rimto jos bandymo suartėti. Čia reikia žiūrėti dinamiką. Iš pradžių ji bandys artėti, paskui pyks ant tavęs, paskui tylės, o po 1,5 ar 2 mėnesių, ne mažiau, jinai pati ateis į suartėjimą. Ir čia jau reikia imti jauti už ragų, arba jūsų draugę už ragų, ir nuo šitos pozicijos kažkaip atsispirti. Ir dar bonusų duosiu vieną rekomendaciją vyrams, kurie laiko save beviltiškais. Ten, kurių alkis ir toks geismas merginoms tiesiog neleidžia laikytis plano. Ką daryti jiems? Daryti viską atvirkščiai. Kyla noras ją pabučiuoti, bet paprastai niekada nebučiuodavai. Bučiuok. Ji kažko paprašė, tu nenori važiuoti, bet anksčiau visada važiuodavai. Nevažiuok. Pavargai klausytis jos ašarotų verkšlenimo apie kitą vaikiną. Neklausyk. Ir patikėk, tai bus daug efektyviau negu tai, ką tu darei iki tol. Laikydamasis tos draugystės, ją saugodamas ir bandydamas visai merginai įtikti. Gal ji įvertins, kad tu kitaip pradėjai elgtis. Ir pradės galvoti apie tave kaip apie tinkamą kandidatą. Tinkamą vyrą. Ir dar dažnai tarp skirtingos lyties draugų būna įvairaus pobūdžio susitarimai, kad galbūt ateityje mes būsim kartu. Galbūt tai kada nors įvyks. Visa tai yra visiška nesąmonė. Todėl nebijom nutraukti šitos pseudo draugystės ir tiesiog pradedam veikti. Ir dar noriu pridurti. Šita tema yra ganėtinai vaikiška mano nuomonė, nes problemos, kurias aš įvardinau, yra aktualios, sakykime, paaugliams mokykloje. Arba labai naiviems vyrukams, kurie pasėdo ant kažkokios ten vienos specifinės mergaitės. Draugai, jeigu ta mergina jūs privertė taip kentėti, dėl jos stengtis, kad jūs net sutikot su ja draugauti, kad savo priklausomybės poreikius patenkinti, supraskit, tokia mergina negali būti tinkama ilgalaikiams santykiams, o juo labiau šeimininiam gyvenimui. Suprasdamas tai, kodėl aš jums visą tai pasakoju? Aš dalinuosi su jumis savo žiniomis, savo praktiką. Ne tam, kad jūs lakstytumėt po mergas ir keltumėt savo body countą kaip levelį žaidime. Ir tikrai ne tam, kad jūs švaistytumėt savo gyvenimą, kad kažkokią ten specifinę vieną vienintelę merginą suvilioti, kad jinai ten jūs pamiltų. Aš jums šitos dalykus pasakoju, kad jūs suprastumėte moterišką mąstymą. Kad jūs pamatytumėt, iki kokių absurdiškų situacijų vyro įsimylėjimas gali privesti. Kad jūs pamatytumėt ir atpažintumėt moteriškus tipažus iš anksto, dar prieš pakliūnant su jomis santykius. Bet nepaisant to, mano žodis palyginus su praktika yra nieko vertas. Nepatyrę viso to žeminimuose, friendzone'ų ir panašių dalykų jūs neišmoksit. Todėl aš jums duodu informaciją, o jūs jau pasirenkat, ką su ja daryti. Todėl, draugai, spaudžiam like ir iki pasimatymo. Linkiu į friendzone'ą daugiau niekada nepakliūti.